Sveiki atvykę į Baltąją Vokę. Baltosios Vokės yra dvi ir visi ženklai rodo iš tikrųjų važiuojant į Baltąją Vokę į kitą, iš Vilniaus į kitą Vokę. Vaidotai yra maži ir jie kažkaip yra prisijungę prie tos Baltosios Vokės ir čia gaunasi, kad tie du miesteliai, jie sudaro bendruomenę, darom iš tikrųjų turbūt darbą dviem miesteliam. Pati pradžia buvo labai intensyvi, daug sklandesnė negu tikėjomės, nes ir patys vaikai buvo labai kooperatyvūs. Tiek po pirmos dienos toks lengvas šokelis. Vakar buvo labai diena bomba, sugebėjom pastatyti palapinę per audrą. Tai šiandien diena buvo tokia teorinė, reikalaujanti labai daug mąstymo ir susikaupimo. Pirmiausia, nusipiešėm didelį žemėlapį ant gatvės. Gyvūnų kapinės, malūnas ir traukinio bėga miškas. Vaikai dėliojo objektus ir rinkosi konkrečiai, kurioje vietoje norėtų, kad tas objektas būtų. Apėjome visą miestelį, apžiūrėjome erdves ir išsirinkom vietą vienbalsiai su vaikais, kurią labiausiai ir norim atverti bendruomeniai. Tada skirstėmės į grupeles ir jau dirbom prie konkretaus objekto. Iš kiekvieno projekto po truputėlį kažkokios minties yra paimta ir jinai bus įgyvendinta. Mes abidvi buvom komandai, mes darėm tiltą, čiuožyklą ir laiptus. Man labai smagu matyti jų kūrybiškumą, kur atrodo, kad, kaip pasakyti, sugalvoja tokių idėjų, kur tu kaip suaugęs galvoji, čia crazy. Negalės kartas ant šito tiltelio? Varsukai pasinaudos skotaišiai. O kas galės naudoti šituo tilteliu? Suaugusiai vaikai ir žvejai. O mūsų pavyzdys pavadinimas yra kad namelis be langų ir durų. Ten galima bus užlipti antrą aukštą, bet mes nespėjom pabaigti. O kaip šitą vietą senukai galės naudotis? Tiesiog sėdėti. Pasidėti galės. O ką darysit su esama pavėsinė? Tegul stovi, tegul šalia stovi. Ežerą negalim, to negalim. Tai kaip tada bus? Ar jūs vietoj... Restauruosi. O ką reiškia restauruoti? Atnaujinti. O ką reiškia atnaujinti? Bet taip, Kad į senos paversi tai. Tokią. Aikštelė visiems, vadinasi. Čia mes norėtume statyti, atnaujinti tiltą. Ir biškutį gal padaryti, kad gražiau suvietų. Nes labai turbūt dainuoti. tai va Tai bus šalia pavėsinės pakabintos supynės ir nutemptas lynas. gali nunešti kopėčias iki čia ir užlipti ant pačio stovo. Tada kaip nulipti? Tada nuleidžia žmogus žemyn. Ai, o tai kokiam aukštį lynas bus? Gal metrų. Dviejų. Metrų, ne? Dviejų, trijų. Gal Dar nedetalizuota. 5-6. O čia dar soliukas, jeigu kas nesuprato. Sugriovė mūsų soliuką. Po to darėm inventorizaciją. Pam, param, pam! Rytoj pradėsim dirbti, tai dirbsim su įrankiais ir reikės naudojant įrankius pastatyti tą mūsų objektą. Tai dabar, kad naudotumėm įrankius, reikia žinoti, kokius turim įrankius ir kaip juos naudoti. Tai pirmiausia, juos inventorizuosim. Tai reiškia, surašysim, kokių įrankių ir kiek yra dėžėjai. Kiek daiktų yra? Kiek ir kokių. Jo, tai sąrašą padarykit, gerai? Čia yra antgalis. Pas mane 20. Kam čia galvojate yra? Čia dažymai, man atrodo. Čia špakliuotė gal pavadinkim, ar kaip jūs. Čia yra pakelis šitų suskaičiuokit, 1, 2, 3, 4. Pasirinkom čia esančią salą prie prūdo. Jinai buvo visa užžėlusi aukštom žolėm maždaug iki čia. Vakar pasikalbėjom ir su tėvelių bendruomenė ir jie taip pat minėjo, kad vaikam kažkas yra su ta sala, kad mes einam pasivaikščioti ir jie vis ten tempia ir tempia. Labas, Tomai. Labas. Eik tu savo, kiek darbų nuveikiai. Geras. Atsidarė dabar ta sala, nes čia tokia kaip pelkė atrodė ir dar net nesijautė, kad čia sala yra iš vis.
Tos labai gražiai liko vandenį, gerai, kad nenuvarėjai. Aha, o tenais ir tuos tai palikau, nes gaila žilkos. Tai gal reikia tada ir tenais, ir tą aikštelę iš karto. Tinklinio? Jo. Jeigu mes neprižiūrėsim, tai ta vieta vėl taps tokia pati. Žolių nebeliko ir dabar ruošiamės pradėti jau pačius statybos darbus. Visų pirma, sutvarkysim tiltelį, kuris jau buvo gerokai pagriuvęs ir papuvęs. Ir man, aišku, esminis klausimas, tai dėl tos konstrukcijos, žinai. Va dėl to, kaip mes primontuosim medinę dalį prie esamos metalinės. Čia specialus varžtas, žinai, nereikia jam nei grąžto, jisai pats gręžiasi ir įsisuka į vamzdį. Į metalą? Jo. Tie vadinami samaryzai, tai tiesiog tinkamo ilgio samaryzų reikia nupirkti ir viskas. Jo, žinai. Jo, žinau. Tomai, jo, žiūrėk, čia kažkokie metalo samaryzai, ne medžio čia. Čia metalo. Gal čia iš vis naudoti tada kažkokią grindlentę dėt, kaip būna terasinės. Stengsimės taip pat sukurti kažkokį tam tikrą vienodų stilių. Gal tai bus kažkokia spalva, arba tai bus kažkokios formos, kurios būtent atsikartos aplink visą šitą erdvę. Čia tokių turėsim gal tokių baldinių dar, kažkokių dalykų. Ir norim visur, žinai, vienodą naudot paviršių. Kaip galvoji, kažkokius turėkliukus, tokius iš virvių, žinai, pakabyti virvę, žinai. Galėsim kažką. Planuojam gal tokių ažūrų biškį daryti. Žaismingiau. Jo, žaismingiau. Aš išsikrausiu autobusiuką ir tada mes važiuosim į jau užsipirkinėt gal. Tik atvažiavę pirmąjį vakarą apsižiūrėjom dar šiek tiek miestelį ir nuvykom prie Malūno, kuris irgi yra viena iš tokių gan žinomų vietų čia. Ir prie Malūno pamatėm ženklą į lentpjūvę ir kažkaip labai nusiteikėm, kad tikrai tam pavyks mums surasti arti medienos. Mes dabar esam pas jūs tam senajam prie Malūno. Dabar su mišinė vietoj, tai jums kitų išpadavimų reikia? Nu, mums įvairių reikia, bet dar norėtume pasišnekėti, ką jūs turit. Kažką iš storesnių obliuotų, ta prasme, kad ten... Nieko irgi neturi, nieko neturi. Čia pas mane daugiau stopų viskas. Tai ką, varom kitą? Čia šuo nelojo kartais? Yra ne tik piliečių, yra tų terasinių. Nu, vat pagrindui tikrai kažką rasim tilto, matau, o terasinių nematau. Aš tai šuns bijau. Bet būtų fainai, jeigu čia šuo būtų išbėgęs. Sveiki. Čia radom pas jūs skelbimą, kad prekiaujat statybinę medieną, esam atvykę pas jūs į lentpjūvę, čia Vokiai. Aha, šiuo metu mes neprekiaujam. Visiškai neprekiaujat? Ne. Galvojom, gal jūs norėtumėte tada prisidėti, jeigu ir neprekiaujat, mes gal žalių galėtumėm paimti lentų. Čia biškį taip pro tvorą pamatėm, kad turėt labai tokių tinkamų. Pro tvorą jūs negalėjot matyti net stovų. Mums šiaip netiek ir daug tai reiktų ten poros lentų tokiam tilteliui pasidaryti su vaikais. Mums labai praverstų šiandien tų porą lentų. Tikrai ne. Už derybų įgūdžius rašau 10. Skambina, nepaeina. Čia nepaeina. Ir tada netyčia pavyko sužinoti, kad dar yra viena lentpjūvė netoliese. Kur yra pasakyti lentpjūvę ir aš susirasiu? Jums bet kokią lentą? Mums reikia terasinių lentų.
jums reikia terasinių lentų. Aš tai pats savo, tiesą pasakus, Alaušą pirkau degalinę, tai tenai yra, nuo Gariūnų važiuojat, viadukas, kuris link Kauno, posūkis į Maxima bazę, Alaušą degalinė. Prieš tą degalinę lentpjūvė. O dar kur arčiau ir čia artimiausia? Va, čia užsukimas, va. Tai čia šitą, ne? Čia degalinė. Taip. Ir dar sakė, yra kažkokie va čia, kur yra... Aš nežinau, čia baltoji vokį pagirė, aš kai iš Vilniaus. Iš kitos pusės, supratau. Čia mums yra 11 minučių, 11 kilometrų. Tai neblogai šiaip. Tai jums ne laiką reikia žiūrėti, kur kokias kainos, aš taip pasiūlyčiau. Mums laikas. Laikas pinigai, ne? Su Vainim kartu važiavam, kad taip ar pavyks ar nepavyks. Jau važiavus pamatėm lentų, tai jau buvo tas geras ženklas, kad bent jau kažko tenais yra. Gal ne pietaus. Čia ant bėgių išvažiavę, gal šviežiai supjautos, šiltas dar. Trikampius 3. Trikampius 3, jo. Ir tada sutikom labai mielą ir draugišką lentpjūvės savininką, kuris, man atrodo, jis jau pamatęs mus žinojo, kad kažkaip vienaip ar kitaip ten reikės jam prisidėti prie viso šitą dalyką. Labą dieną. Sveiki. Mes medienos norėtumėm. Tai va, mes turim tokį labai mažiuką sąrašiuką, nes mes labai mažyti tiltą darom ir soliukus. Ką jūs dabar turit vietoje iš ready-made? Dažniausiai darom pagal užsakymą. Tai kiek jų reikia? 3 vienetus. Viskas? Viskas. Tai gal jūs tiesiog norėtumėt prisidėti prie šito projekto ir mes jums padarytumėm vardinį soliuką, nes mūsų čia tie kiekiai juokingi realiai. Tai... Biški laikas spaudžia. Nelabai tokie juokingi. O tai kas čia jums darys? Tai vaikai patys darys. Patys vaikai? Taip. Tai kiek jie metų? Nuo 5 iki 13. 5 metų jisai. Tai va. Dėl to sakau, pagalvokit apie vardinį soliuką, dar tokią neturėsit. Gerai, tai aš paskambinsiu maždaug kažkur tai apie 2 valandą. Ta prasme, vis tiek dabar reiktų važiuoti į kitą pusę, ten į senukus. Arčiau ten buvo? Nežinau. Tai galiausiai gavom lentų ir tikimės, kad rytoj gausim dar vieną papildymą. Šitas, ne? Taip. Super. Tai va, čia galit viską susikrauti. Pradės dabar jau čia terasai. Tai gal užsiimkit namus statyti ir paskui uždirbsit. Nu tai reikia žiūrėti, kiek vaikai norės pastatyti, gal spėsim. Gal suspėsite? Nu. Ne. Na, ką tik sakė, kad galvos vikšras, tai gal galit nuimti. Šiandien labai nustebom su savanoriais, kai jau galvojam, čia mūsų pirma darbų diena, vaikai dirba, galbūt bus pavargę, sudedam juos į ratą, žaisim žaidimą ir vaikai kaip jaučiatės, ar pavargę taip, ar norit žaidimą? Ne, mes norime įdirbti, sako. Aš tai galvoju, bus daug blogiau, nes čia kaip ir nemokama stovykla. Stovykla labai soti, nelieka laiko tiesiog sėdėti be darbo.
čia vis tiek daugiau kompanijos, ne tai, kad su telefonu, televizoriu žiūrėti, tiesiog vyksta veiksmas, veikla. Turėjom tikrai tokių, kur 6-metį skalą vynį ir tu žiūri ir sakai, iš kur tu taip jį kali ir jis sako, su dėduku mokinos. Na, turbūt drįsčiau pasakyti, suaugę yra. Nesvarbu, ką darai, bet svarbu, kad tam nors. Kartais reikia mušti save per rankas, kad nepradėtum daryti už juos. Nesinori, kad stovykla pasibaigtų. Tai labai patinka. Labai patinka? Norėjosi daugiau egzotikos, o gavom puikų miestelį su nuostabia bendruomenė ir kur tėveliai labai organizuoti, tai tas labai tikrai padėjo mums.